Sveiki visi, sveikinamės ir vėl mes iš virtuvės. Šį mėnesį kažkaip labai daug gaminame, ypatingai iš moliūgo. Tai šiandieną mes pasidalinsime tokiu rimtesniu patiekalu ir darysime moliūgą su vištiena, daržovėmis ir ryžiais. Tai jeigu neturite dar pietums idėjas, manau, ši idėja labai yra puikia ir šeima liks patenkinta ir soti. Keliaujame gaminti. Taigi šiam patiekalui, žinoma, reikės moliūgo, kurį mes turime jau išsiskaptavę, paruošę, tuščias, mūsų puodas šiandienos. Reikės morkyčių. Turiu tokias labai mielas mažytės morkytes. Vietoj svogūno naudosiu porą, nes man svogūnas nelabai, mano skrandis svogūną virškina labai sunkiai, tai aš visą laiką keičiu kažkuom kitu, o poras yra labai puikiai alternatyva pakeisti svogūną. Taip pat reikės mums saldžios bulvės, naudosiu su lupena, tad reikia ją gerai nuplauti. 2 česnako skiltelės, turiu čia jau susipjausčiusi 2 vištienos krūtinėles, 2 saujos ryžių, ant galo užtarkosiu sūrio, kuris vadinasi grana padano italian, ir savo mėgstamus prieskonius, tai yra ciberžolė, žolelių mišinys, pipirai, druska ir truputis aitriųjų pipirų. Pradėsime nuo to, jog visas daržovės susipjaustysime, nusiskusiu morkytę, supjaustysiu, nežinau, turbūt pjausiu į kelias dalis, nors labai gaila man jas pjausti tokios mielumo. Ir toliau žiūrėsime, kas bus toliau. Pradėsiu gal pjaustyti nuo lengviausio poro. Viso poro aš nenaudosiu, supjausčiau pusę ir manau man užteks. Ir dar perpjaunu per pusę, kad nebūtų tokiais gabalais ir viskas gražiai išsisklaidytų. Susipjaustau česnako skilteles ir supjaustau saldžią bulvę. Saldžią bulvę pjaustau labai nedideliais kubeliais, kad jinai išvirtų, nes saldžiai bulvei virti reikia ilgiau negu paprastai. Daržovės paruoštas, keliaujame dabar kepti vištieną. Vištienai apkepti naudosiu alyvuogių aliejų. Pilname šlakelį alyvuogių aliejaus. Žiūriu, ne tą vietą užsikaičiau. Taip, palaukime, kol įkais. Lengvai apkepinsime vištieną. Nenorime, kad jinai būtų perkepta, nes vištiena tikrai yra labai lengva perkepti ir jinai tada būna sausa, praranda tą savo sultingumą, tai nenoriu daug jo čia kepinti, tik truputį, kad jinai pakeistų tą savo spalvą. Kol keptuvėje kepa vištieną, galime mes nusiplauti ryžius. Man patinka nešvaistyti laiko, kol kažkas verda kepa, aš galiu daryti kažką kitą. Taip sutaupai laiko. Ryžius perplausim kelis kartus. Ryžiai paruošti, perploviau 2 sykius, būtinai ryžius perplaukite, nedėkite neplautų. Porą minučių pakepus, iš karto aš dedu daržovės, tai yra porą ir morkytės įdėsiu, kad jos biškutį suminkštėtų. Aš nusprendžiau jų nepjaustyti, pažiūrėsiu, ar jos man taip nedidelės išvirs ir įdedu iš karto česnaką. Daržovės apkepė, suminkštėjo. Vištiena taip pat truputį apkepė, dabar viską dėsiu į moliūgo vidų. Visą skystį taip pat supilu į vidų. Ir atskirai dar truputį kelias minutės pakepinsiu saldžias bulves. Dabar dedame visus norimus prieskonius. Įbarstau Himalajų druskos, dedu baltųjų ir juodųjų pipirų po pusę šaukštelio, pusę šaukštelio ciberžolės, aitriųjų pipirų, irgi taip nepersistengiu su jais, nes jie yra aštrus, ir ant galo dar įdedu žolelių mišinio. Žolelių negailiu, nes mes jas mėgstame. Viską gerai išmaišau ir dar minutę pakepinu, kad visi prieskoniai paskleistų tą aromatą. Pakepintas saldžiasias bulves vėlgi dedame į moliūgo vidų.
Ant viršaus belieka suberti nuplautus ryžius. Tolygiai paskirstome mes juos ir užpilsime viską verdančiu vandeniu. Ant pačio galo vos nepamiršau įdėti paskutinį ingredientą. Gerai, kad nuėjau atsigerti vandens ir pamačiau, kad stoja mano skardinė vyšninių pomidorų. Tai ant viršaus ant ryžių dar įdėsiu skardinę pomidoriukų. Ir dabar jau tikrai bus paskutinis ingredientas, ko mums čia reikės. Sakau, kad kažko lyg tai trūksta man. Dabar viską irgi išskirstome. Taip, užpilame verdančiu vandeniu, kad viską apsemtų. Štai galite pajudinti, kad vanduo patektų ir į dugną. Manau, vandens yra užtektinai. Kepimo metu taip pat patikrinsiu, ar ryžiai sugėrė vandenį ir ar netrūksta. Gal reikia dapilti. Tai ką, galime uždengti savo puodą šiandienos. Ir paskutinis etapas, ką mums reikia padaryti, tai moliūgą subadyti šakute, kad neįvyktų katastrofa mūsų orkaitėje, kad niekas netrūktų ir gražiai viskas iškeptų. Ir galime jau dėti į kaitintą orkaitę, kepsime 200 laipsnių įkaitintoje temperatūroje apie 45 minutes. Na, žinokit, aš kepu šį moliūgą jau valandą laiko ir man ryžiai visiškai neverda. Moliūgas visas jau yra perkepęs, viskas išvirė, bet ryžiai niekaip neišverda. Tai manau, man čia gausis toksai feilas, tokia nesąmonė. Tai ką aš dabar padarysiu, visą turinį perdėsiu į keptuvę ir ištroškinsiu. Tai čia gausis nevykęs įdarytas moliūgų receptas. Ir kas svarbiausia, man tas moliūgas pradėjo kepti ir jisai pradėjo virsti. Tai nedarykit taip. Manau, daryti moliūgą reikėtų kažką labai lengvo, kas labai greitai išverda, arba tiesiog jau viską išsivirti ir tada sudėti į moliūgą ir dar šiek tiek pakepti. Nes dabar man viskas neišėjo, ką norėjau padaryti. Bet gal skonis užtat bus labai skanus, kaip manot. Kažkas vis tiek gausis, reikia pietus kažkaip vyrui tai padaryti. Sėdžiu jau čia virtuvėj porą valandų ir man čia niekas nesiga. Troškiname dabar. Ir manau, nenusiminkite, jeigu kažkas neišeina gaminti, visuomet yra antra išeitis. Man tokia mintis buvo kilusi, viską mesiu laukų ir viskas, kažką kito pavalgysim, bet galvoju, pabandysiu ant keptuvės ir gal kažkas išeis. Ir manau, reikia ir visokių video, kad ne viskas kartais išeina, būna labai daug tų nesėkmių, bet nereikia nusiminti, nes toks gyvenimas, būna nuosmukiai ir pakilimai, taip pat ir virtuvėje būna katastrofos, būna išeina, būna neišeina, tai šį kartą neišėjo, bet nenusiminam, išsitroškinsim ant keptuvės ir būsim pavalgę ir galbūt išeis, o tada jūs tada pasidalinkite nuostabiai daryto moliūgo receptais, kurį galbūt aš irgi pabandysiu. Tai ką, laukime, kol jūs troškins, paragausime ir pasakysime, kas čia vis dėlto gavosi. Na ką, išsitroškinom. Kaip ir vyras sakė, čia atrodo labiau plovas gavosi. Įsivaizduokim, kad čia yra įdarytas moliūgas, gerai? Tai ką, einam ragauti. Na ir ant viršaus dar užvarstysiu truputėlį sūrio, kad pagerintų visą šį skonį, jei ir koks čia yra skonis. Ir ką, keliaujam dabar tikrai ragauti. Atrodo visai nieko, o kai bus taip, mūsų receptoriai pasakys. Taigi, laikas ragauti mūsų nepavykusi receptą, bet gal bus labai pavykęs pagal skonį. Leisiu tau pirmai paragauti. Pirmai pradėsiu nuo vištienos. Vištiena neperkepė, nei perverė. Visai nebuvo iš tikrųjų. Iš tiesų visai skanu, ne? Bet iš toks saldus labai. Jaučiu saldumas nuo pomidorų. Jo, nuo pomidorų. Jaučias. Bet iš tiesų tikrai visai nieko. Toksai tikrai plovas. Rudeniškas moliūgų plovas. Na tai pavadinkim, rudeniškas moliūgų plovas. Tai va, jeigu norite tokį
pagaminti pirmą į moliūgą, paskui iš moliūgo į keptuvę. Nepamirškit proceso. Ne, mes čia juokavėm iš tiesų. Šiaip pats skonis tikrai labai skanus, nenuvilia, tik tiek gaila, kad neišėjo pati idėja, ką norėjom padaryti šiandien, bet liksim pavalgę šiandien, man atrodo, ne? Tikriausiai pomidorų gal nereikia. Pomidorų nereikia? Ne. Nes labai pomidorą, tas saldumas visus užgožia iš tikrųjų. Man visai nieko. Bet čia skonio reikalas. Aš visą laiką mėgstu pomidorą įdėti į tokius patiekalus, kai darau, bet taip, kaip ir sakė, kiekvieno skonis. Tai jūs šio recepto nebandykit. Arba kaip tik pabandykit ir nuspręskit. Ja, tai jūs bandykit gal ką nors kitą. Ir ačiū, kad žiūrėjote šį mūsų nesusipratimą, čia tai pavadinčiau šį kartą. Linkime jums gražios dienos, o jeigu jums patiko šis video, tai galite ir paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą. Tai ką, iki kitų kartų. Ate. O mes keliaujam valgyti toliau.